Matom. Matot. Tvarka, tai ačiū visiems. Tai šiek tiek biškiai apie mane, mano patirtis daugiau kaip 15 metų kibernetinio saugumo srityje. Pastaruoju metu tas kibernetinis saugumas labai apima plačias veiklas. Žinot, kad atėjo TIS2 direktyva, kur atsirado labai daug kibernetinio saugumo subjektų. Tada atėjo DORA, tai visas finansų sektorius. Ir dabar jau trečią turim tą virsmą, kur yra energetikos sektorius, kuriam irgi taikomi kibernetinio saugumo tam tikri reikalavimai. Tai 15 metų apimtyje jau, sakau, esam turėję ir BDARą, ir TIS2, ir DORą, ir MiCA, ir dabar ateina energetikos įstatymo tam tikri pakeitimai. Tai visą tą patirtį, kaip sakykime, mačiau iš arti ir tame dalyvavau. 10 metų rizikų veiklos tęstinumo valdymo srityje esu ISAKA narys ir Lietuvos standartizavimo departamento techninio komiteto pirmininkas. Kadencija šiais metais baigėsi 2 metų kadencija. Ir mano sertifikatai yra tiek rizikų vertinimo, tiek informacijos saugumo vertinimo, tiek auditavimo tam tikrose srityse. Čia mano yra LinkedIn paskyra, jeigu norite, kas galite nusiskanuoti, prisijungti, mielai priimsiu, bus kokių klausimų, mielai atsakysiu per LinkedIn paskyrą. Tai pagrindiniai tikslai šiandien tai yra pristatyti temos aktualumą ir motyvuoti veikti. Turbūt ką ir galiu pasakyti, ir įžangai pasakysiu dar tokį vieną dalyką, kad mūsų ta patirtis ne tik yra apimanti įvairias paslaugų teikimos mūsų klientam, bet lygiai taip pat esame ne vieną sutartį pasirašę tiek su Krašto apsaugos ministerija, tiek Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir prisidedam prie tos pačios įstatymų aiškinimų arba metodinių rekomendacijų rengimų. Tai čia mūsų viena iš praeitų metų sutartis, kurios apimtyje mūsų tikslas buvo padėti kibernetinio saugumo subjektams pasirengti reikiamus kibernetinio saugumo politikos dokumentus pagal kibernetinio saugumo įstatymą ir TIS2 direktyvą. Ir mes būtent parengėm tiek gaires, tiek jų šablonus. Kodėl tai sakau? Todėl, kad tai bus pakankamai aktualu ir nagrinėjant ir šitą klausimą. Tai dabar viskas, kaip ten sako, nuo pradžių Adomo ir Ievos. Tai visų pirma, ne pagrindinis įstatymas yra energetikos įstatymas, bet visi reikalavimai, kurie susiję su kibernetiniu saugumu energetikos sektoriuje atkeliavo dar iš 19 metų reglamento, ES reglamentų, kurio buvo panaikinta direktyva ir jis vadinasi dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje. Esminiai momentai šito reglamento yra tai, kad juos siekiama užtikrinti Europos elektros energijos sistemos pasirengimą valdyti rizikas, įskaitant fizinės grėsmės, kibernetinės atakas, gamtinės katastrofas ir panašiai. Nors jeigu matysime, kad tas reglamentas daugiau reguliuoja operatorių, tai šiuo atveju Lietuvos, jeigu žiūrėti mastu, tai yra Litgridas, ESO ir kiti, ir nustato reikalavimus, bet labai aiškiai nustato tam tikras gaires. Ir mes matysim iš energetikos įstatymo, kad ten pagrinde kalba apie valdymų sistemų ir jų komponentų saugumo, bet reglamentas aiškiai reglamentuoja keletą tokių labai svarbių akcentų. Tai visų pirma, kalba apie rizikų identifikavimą ir valdymą ir mes ten paliesime petos reikalavimuose, kas tai yra susijęs su rizikų valdymu. Antras dalykas, kaip matote, yra kalba apie tam tikrą netgi incidentų koordinavimą. Tai turbūt, ko aš dabar pasigendu petos taisyklėse ir energetikos įstatymė, apie incidentų valdymą energetikos sektoriuje turbūt yra mažai užsiminta, bet atsižvelgiant į tai, kad reglamente yra nustatytos tam tikros kryptis, tai aš manau, kad artimiausių metų turbūt bus tam tikri pakeitimai ir apie incidentų valdymą bus pasisakyta daugiau. Atkreipsiu dėmesį į tai, kad pagal TIS2 direktyvą kibernetinio saugumo įstatymą, pagal DORą ir kitus ES reglamentus, incidentų valdymas yra viena iš svarbiausių dalių, tai yra, kad įvykus tam tikram kibernetiniam incidentui, subjektas privalo informuoti kontroliuojančios organizacijos. Tai pagal TIS2 direktyvą kibernetinio saugumo įstatymą Nacionalinį kibernetinio saugumo centro, pagal DORA direktyvą Lietuvos banką, tai yra reguliuotoja. Tai aš manau, kad tai yra tik tai laiko klausimas, kada atsiras ir tas incidentų valdymo procesas, būtent ir energetikos įstatymai ir poįstatyminėse teisės aktuose. Tiesa nepasakiau, nežiūrint tai, kad daugiau bus monologas, sakykime, mano pristatant šitą temos aktualumą, bet jūs esate laisvi ir galite tiek užduoti klausimus į chatą,
tada mano kolegė sureaguos ir pasakys, kad yra užduoti klausimai, aš mielai tai atsakysiu. O jeigu kažkas turės klausimų, galite kelti ranką, irgi sureaguosime, galėsime atsakyti į vieną ar kitą klausimą. Aišku, klausimų gali būti daug, galbūt ir spėsim dar pasidaryti pabaigoje tam tikrą klausimų atsakymų sesiją. Energetikos įstatymas. Tai energetikos įstatymė, kas skaitėt, yra 73 su ženkleliu 3 straipsnio atitinkamos dalis ir pirma dalis kalba apie tai, kad turi būti užtikrintas valdymo sistemų, tai elektros energijos gamybos, kaupimo įrenginių, informacijos valdymo sistemų, gamybos valdymo sistemų, tai skadinių valdymų sistemų saugumas. Ir pagrindė saugumas jis yra suprantamas nuo galimybės apsisaugoti priešiškų šalių gaminamą įrangą ar priešiškų šalių gamintojų ir paslaugų tiekėjų, kurie teikia paslaugos energetikos sektoriaus subjektams. Ir ką mes matome, atsiranda reikalavimas pateikti deklaraciją, mes apie deklaraciją šiek tiek vėliau pasikalbėsime, kuriuos pagrindų vartotojas tinklo deklaruotų apie tai, kad jis atitinka visus įstatymai ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o tam reikės tam tikrų pasirengimo žingsnių ir netgi kibernetinio saugumo auditą. Ir mes čia turime reikalavimą, kad deklaracija turi patvirtinti, kad yra įgyvendinti elektros energijos įrenginių valdymo sistemos saugumo reikalavimai ir užtikrintos atitinkamos įgyvendinančios sąlygos. Ir matot, kad tinklų naudotojas atsako už deklaracijoje nurodytos pateiktinos informacijos teisingumą. Atkreipsiu dėmesį, kad nėra kalba apie paslaugų tiekėjus, kurie galbūt prižiūri jūsų valdymo sistemas. Reikalavimas yra nustatytas jums kaip tinklų naudotojams ir jūs, o ne projektuojančios įmonės ar organizacijos, ne paslaugų tiekėjai turi užpildyti deklaraciją, o jūs, vadovas ar kažkas atsakingas asmuo savo parašu turi pasirašyti ir pagrįsti, kad visi duomenys, kurie yra pateikti deklaracijai, jie pilnai atitinka objektyvę situaciją ir jūs atsakot tam tikrą prasme prieš įstatymą tuo, kad jūs deklaruojate, kad viskas atitinka teisės aktų reikalavimus. Kodėl visą tai sakau? Todėl, kad tai nebus vien tik tai formalus procesas, kur jūs tik tai deklaruojate ir to viskas pasilieka, tai bus daromi ir tam tikri papildomi auditai, kuriuos planuoja organizuoti tiek ESO, tiek Litgridas, samdyti išorės auditorius, kurie vertins, ar jūsų pateiktos deklaracijos ir esama situacija atitinka tai, ką jūs deklaravote. Tai čia labai svarbus aspektas. Nu ir ką, ir turime, kaip mes visi trumpai vadina PETA taisyklės, bet tos PETA taisyklės jūs turbūt žinot, kad yra 2 rūšių, tai yra pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais ir pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais. Tai vienas mes pavadinsime sąlyginai ESO PETA, o kitas sąlyginai pavadinsime Litgrid. Turbūt iš įstatymo leidėjo pusės man sudėtinga suprasti, kai vertas visų kiekvienų naujų įsakymų keičia tas taisyklės, tipiškai kibernetinio saugumo įstatymai, jeigu žiūrėti poįstatyminius teisės aktus, ten koks 818 nutarimas yra ten 18 metų ir yra keičiamas pats nutarimas. Ir visada mes žinom, kad yra 818. Tai šituo atveju kiekvieną kartą vis tos taisyklės keičiasi ir gauna tam tikrą kitą numeraciją. Tai ką dabar sako šitos PETA taisyklės? Tai visų pirma, PETOS taisyklės, kam yra subjektai, kuriem taikomi šitie reikalavimai. Tai elektros energijos gamintojams, kurie turi 100 kW, kaupimo įrenginių valdytojams virš 100 kW, kombinuotiems gamintojams, kaupėjams ir gaminantiems vartotojams, kurie bendros įrangos galia yra virš 100 kW. Atitinkamai Litgridas, visi subjektai, kurie tiesiogiai prisijungia prie elektros perdavimo tinklo 110 ir aukštesnės įtampos, dideli energijos gamintojai, dideli elektros energijos vartotojai, pramonė, infrastruktūra ir energijos kaupimo įrenginių valdytojai prijungti prie perdavimo tinklo. Tai baterijos kaupimo ir taip toliau, kurios dabar pakankamai populiarios, jie irgi patenka į tam tikrą reguliavimą. Pačios taisyklės turbūt reikėtų skaityti ta prasme, kad yra numatyta, kad tinklų naudoto elektros energijos gamyba arba valdymo sistemos, pavadinkim taip,
atitinka energetikos įstatymo 73 su ženkleliu straipsnių pirmoje dalyje numatytus reikalavimus, jeigu atitinka aprašo čia pagal ESO 188, 189 arba 190 punktus reikalavimus. Ir čia atkreiptinas dėmesys, kad aprašo 188 punkte numatyti reikalavimai yra taikomi visais atvejais, sakykime, tinklų naudotojai. 189 punkto reikalavimai yra taikomi tik tais atvejais, jeigu tinklų naudotojas neturi valdymo sistemos tinklo įrenginių iš priešiškų valstybių, tai yra nacionalinio saugumui grėsmės keliančių šalių, arba gamintojas, tiekėjas ar paslaugų tiekėjas, kuris užtikrina paslaugų priežiūrą, nėra registruoti arba nevykdo veiklą būtent tose šalyse. Ir tuo atveju, jeigu jūs turite kinietiškus saulės baterijos, inventorius ir kitos įrenginius ar programinę įrangą ir ar, sakykime, tą programinę įrangą prižiūri būtent tų nepageidaujamų šalių įmonės atstovai pateikia tą programinę įrangą arba jas priežiūrą atlieka būtent tų sistemų, tai tokiu atveju jums yra keliami reikalavimai numatyti 190 punkte. Ir mes matysim iš tų reikalavimų tada, kad atsiranda tokie reikalavimai, kaip turėti offline režimą arba užtikrinti, kad valdymo sistemos galėtų veikti savarankiškai be gamintojo ten ir jų atstovų įsikišimo ir panašiai. Ir čia dažnai aš gaunu klausimą, kai tik tai turime susitikimą dėl petos reikalavimus. Pirmas klausimas būna, tai kaip mes čia galėsime veikti, kai pas mus bus offline režimas. Tai noriu atkreipdėmėsi, kad offline režimas yra reikalavimas keliamas tik tokiu atveju, jeigu iš tiesų jūs turite tų šalių valdymo sistemo komponentų programinės aparatinės įrangą arba, sakykime, tą įrangą prižiūri paslaugų tiekėjai, gamintojų atstovai iš nepageidaujamų šalių. Tai tą reiktų turbūt atkreipti dėmesį labai. Ir dar keli... Taip. Čia yra pora klausimų komentaruose. Tai vienas yra, kas yra atsakingas už deklaracijos pateikimą ESO įmonės vadovas ar CISO? Vienareikšmiškai įmonės vadovas, nes čia kalba apie tai, kad deklaracija tai yra tinklo naudotojo, taip. Ir čia mes matom, aš dabar kaip tik prieisiu prie deklaracijos, tai tinklo naudotojas tai nėra CISO, tai yra direktorius, kuris turi deklaruoti, kad įmonė, kuri turi valdymo sistemas, kad jinai atitinka energetikos įstatymo reikalavimus. Jeigu įmonės vadovas įgalioja, sakykime, teisiškai ten CISO ar kitą žmogų pateikti tą deklaraciją, tada iš tiesų veikia tam tikras įgaliojimas. Įmonės vadovas gali įgalioti ir, sakykime, gamybos įrenginių projektavimo priežiūros į atstovus tam tikrus galbūt pasirašyti. Bet tai yra teisinis įgaliojimas, kuris turi tam tikrą teisinę reikšmę. Nežiūrint tai, kad įmonės vadovas įgalioja teisiškai ar CISO, ar, sakykime, išorės paslaugų tiekėjus pateikti deklaraciją, vis tiek teisinė prasme jis atsako už tos deklaracijos atitikimą teisės aktų reikalavimams. Ir dar vienas yra klausimas. Ar ir kokie reikalavimai yra keliami ugniasieniai ir jos licenzijai? Domina specialūs reikalavimai neapimant IPS, DPI, antivirusinės. Oi, tai čia reiktų turbūt daugiau kalbėti. Jeigu taip žiūrėti iš visų reikalavimų, tai yra visų pirma numatyta, kad visos ugnesinės turbūt turėtų turėti tam tikrą gamintoją. Antras dalykas, ugnesinės turėtų būti sukonfigūruotos tinkamai, kad atitiktų atitinkamus reikalavimus. Jūs turite turėti visų ugnesinių programinės įrangos ir jų gamintojų tiekėjų sąrašą ir visa programinė įranga turi būti atnaujinta pagal tos įrangos gamintojo nustatytus tam tikrus reikalavimus. Tai čia tokie bendrieji reikalavimai, o specifiniai reikalavimai, jie nėra detalizuoti tom pačiom ugnesiniam, viskas išplaukia tik tai iš petos techninių reikalavimų, kurie yra numatyti petos reikalavimuose. Tai jūs gerai paminėjote, ten IDS ir kiti tam tikri funkcionalumai, kurie turi stebėti tinklo srautą ir užtikrinti, kad
tinklo srautas turbūt eitų į vieną pusę, nebūtų perduodama informacija, atidaryti portai, sakykime, išeinantis tam tikrą informaciją į lauką ir panašiai ir panašiai. Tačiau reikia žiūrėti kiekvieno petos techninio reikalavimo tam tikrą įgyvendinimo ypatumus. Ir dar matau kelia ranką vienas asmuo. Tai kadangi priėjom jau prie klausimų, tai truputėlį irgi toks gimė vienas iš klausimų. Žiūrėkit, jeigu esam daugiau kaip 100 kW, ar ne, ir iš principo mes į savo tinklus netiduodam. Mes turim simkę, ar ne, ir aparatūra pajungta prie simkės, realiai tik tais tiek ir yra susiję su mumis, ar ne. Tai dabar kas atsakingas ir ar reikalingi papildomi sprendimai, kaip VPN ar kažkokie prisijungimai, ugniasenės, tai tinklo operatorius, mes į tą įrangą ar ne, neįdėsim kažkokios papildomos įrangos. Tai čia, kurioje vietoje mūsų atsakomybė ir kurioje, tikriausiai supratot klausimą. Jo, tai žinot, čia, kaip pasakysime, pabūsiu kirvis. Taip, tai petas reikalavimas yra numatyta, kad turi būti ugnesinės. Kad ugnesinės turi atskirti, sakykime, ten vidinį išorinį tinklą. Kaip jūs susiprojektavę esate savo infrastruktūrą, tai čia turbūt kiekvieno reiktų individualiai žiūrėti, kaip priimti vieną vidinio jokio tinklo nėra. Tenais, iš principo, jeigu įsivaizduojat, ar ne, įranga įdėta SIM kortelę, visiškai jokio. Tai nei vidinio tinklo, nei išorinio. Iš principo įranga gauna internetą ar ne standartinę ir mes gaunam duomenis apie suvartojimą. Tai mes net teoriškai net negalim ar ne į tą simkę įdėti kažkokio firewallą, tai ten kažkoks operatorius galėtų apsaugoti šitą daiktą, bet čia tikriausiai jau patys operatoriai iš savęs turi tą TIS2 direktyvą laikytis, tai vėlgi tai čia papildomai turbūt nereikia. Operatoriai laikosi tiek reikalavimų, kiek įpareigoja jos įstatymas arba jūs įpareigojat sutartimi. Kadangi jūs prisijungimo būdu prisijungiat prie sutartys, jūs galite tik užsakyti vienas ar kitas paslaugas. Tai tipiškai operatoriai gali taikyti ir tam tikras apsaugos priemonės, kaip tas pačias ugnesinės ir panašiai. Bet dabar, žinot, jūsų atveju tai aš taip 1-2 nepasakyčiau. Reiktų turbūt žiūrėti, kaip yra sukonfigūruoti visi tie įrenginiai ir tada spręsti, ką daryti, kaip atitikti teisės aktų reikalavimus. Tai vis dėlto šiuo metu yra parašyta, kad turi būti ugnesinės, kurios būtent apsaugo atitinkamą srautą. Tai jeigu jūs užduotume tą klausimą papildomai kolegiam, mes galėsime pasidaryti tada atskirą aptarimą ir aptarti iš techninės pusės, kaip galima būtų realizuoti jūsų apimtyje. Ačiū. Gerai. Dar vieną klausimą turiu, tai aš nežinau, galvoju, jeigu tiek yra klausimų, gal galime atsakyti šito, kitus gal ir į pabaigą palikti. Gerai, sutarėm. Tai paskutinis dabar klausimas kol kas. ESO peto taisyklėse buvo paminėta, kad objektai negali būti prijungti prie valdymo sistemos belaidžiu būdu. Kaip tai suprasta, reikalavimas bus patenkintas, jei fiziškai nutolęs objektas elektrinė bus prijungta prie valdymo sistemos per VPN tinklą, nepaisant to, kad fiziškai VPN ryšys bus mobiliais LTE tinklais. Ar uždaras VPN be išėjimo į internetą būtų užskaitomas kaip darbas offline? Jo, tai vis tiek VPN'as tai nėra offline'as. Ir čia yra du skirtingi dalykai. Offline'u, kaip aš sakiau, yra reikalaujama tuo atveju, jeigu ten turite kinietišką ar kitą įrangą. Tai ten visas režimas turi būti tada offline režimu iš principo. Arba jūs turite užtikrinti taip, kad visa įranga veiktų be gamintojų įsikišimų. Tai offline, ta VPN'as tai yra tik tai tam tikras tunelis, kuris užtikrina, sakykime, online prieigą, saugiai užtikrina tam tikrą prieigą. Bet tai nėra offline režimas. Turbūt taip trumpai reiktų atsakyti. Ir kaip jūs užtikrinsite tos programinės įrangos atnaujinimą, ir čia klausimas yra pagrindinis toks. Jeigu vis dėlto jūs turite kinietišką įrangą, aš sakau, jūs turite tam tikrą galvos skausmą. Jūs tada tokiu atveju turėsite galvoti, kaip užtikrinsite programinės įrangos atnaujinimo, pakeitimus ir kitus dalykus. Galbūt vienu atveju dalyvaujant, kitu atveju nedalyvaujant tam tikriems nepageidaujantiems gamintojams. Ir čia įvairios situacijos yra, mes kalbėjom, pavyzdžiui, turi tam tikrą kinietišką programinę įrangą, kinietis atvažiuoja su savo nešiojimų įrenginiu, jungiasi prie jūsų tinklo, atnaujina tam tikrą programinę įrangą. Tai tokių dalykų nebeturėtų būti. Tai reiškia, atstovai turėtų būti pasirenkami galbūt europiečiai, jeigu vis dėlto kinietis atvažiuoja, tai tada turėtų programinė įranga diegiama jūsų darbo vietą, KDV. Jūs turėtumėte, yra prašyta atlikti saugumo auditą, tai yra testavimą, ar nėra ta programinė įranga su tam tikrais virusais ir panašiai.
dalyvauti diegimo metu, užtikrinti, kad ta programinė įranga būtų įdiegta fiziškai į tam tikrą darbo vietą. Tai turbūt tiek. Jeigu bus dar klausimų, mielai atsakysiu, tai dabar galime truputį keliauti per tam tikrus reikalavimus, tai jau skaitėte įstatymę PETOS taisyklėse yra numatyta, kad ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius, ne anksčiau tai reiškia ne tai, kad prieš 6 mėnesius turėjot, bet iki 6 mėnesių iki deklaracijos pateikimo momento turite atlikti kibernetinio saugumo auditą. Ir čia labai svarbu yra, kas yra objektas kibernetinio saugumo audito. Tai mes matom, kad tikslas yra identifikuoti galimas saugumo spragas, o aptiktos saugumo spragos turi būti pašalintos iki deklaracijos pateikimo momento. Ir kai aš šiek tiek biškai kalbėsiu apie pasirengimą ir apie auditą, mes ir matysime, kad pasirengimo metu jūs ir turite pirmą susitvarkyti, kad tų saugumo spragų nebūtų. Audito metu turime patikrinti, kad tų saugumo spragų nėra ir audito ataskaita keliauja kartu su atitikties deklaracija, kaip reikalauja ESO. Ir tik tai tuo atveju, jeigu nėra galimybės pašalinti saugumo spragos, privalote taikyti tam tikras pagalbinės, kompensacinės ir kitas priemonės, kad išvengti tam tikrą riziką. Ir toliau, kas yra parašyta labai aiškiai apibrėžta, kiekvienais metais turite atlikti kibernetinio saugumo auditą. Tai kitais žodžiais tariant, tai nėra vienakartinis veiksmas, kai jūs pasidarėte audito, užpildėte deklaraciją ir jūs pamiršot, pridavėt, jeigu tai yra naujas objektas, pridavėt naują objektą, ir jūs pamiršot, nebesirūpinat visai kibernetinio saugumu. Yra numatyta, kad auditą jūs privalėsite daryti kiekvienais metais siekiant įsivertinti, ar sistemos žurnaliniai įrašai, komunikacija ir taip toliau valdymo sistemos nėra kompromituotos, ar negyvena kažkoks virusas, ar nėra backdooras ar panašiai. Įvertinti, ar pritaikytas saugumo priemonės, ugnesinės taisyklės aktualios veikia. Ir pašalinti programinės įrangos saugumo spragas, vadovaujantis gamintojo tam tikrom rekomendacijom. Tai pasikartosiu, kibernetinio saugumo auditas, jis jau turėsite kartoti ir kiekvienais metais turės atkeliauti nepriklausomi auditoriai ir atlikti kibernetinio saugumo auditą. Dėl auditavimo pagrindinis reikalavimas yra, kad tai būtų nepriklausomi, tai reiškia jūsų CISO ar kitas žmogus, kuris veikia viduje, yra darbuotojas, jis neturėtų atlikinėti to, sakykime, kibernetinio saugumo audito. Ir antras dalykas, auditoriam yra keliami reikalavimai, tai mes matysim iš ESO taisyklių, yra numatyta, kad, pavyzdžiui, auditoriam yra keliami reikalavimai turėti atitinkamus sertifikatus, yra pateiktas sertifikatų sąrašas. ESO tų sertifikatų sąrašų nesugalvoja, jinai pasiėmė iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro auditoriam, kurie lygiai taip pat atlikinės kibernetinio saugumo auditus pagal TIS2 direktyvą ar kibernetinio saugumo įstatymą ir įdėjo tos pačius sertifikatus, kurie yra numatyti būtent NKS. Ir paskutinis dalykas, jūs ir paklausėt dėl deklaracijos, tai visų pirma yra atlikus kibernetinio saugumo audito, jeigu saugumo spragų nėra, yra pildoma deklaracija, kur yra deklaruojama, kad atitinka teisės aktų reikalavimus ir sistema yra saugi. Ir dar yra numatyti tam tikros išimtis, kada vis dėlto reikės atnaujinti ar pateikti naują deklaraciją. Tai tuo atveju, kai keičiama elektros energijos gamybos, kaupimo įrenginių valdymo sistemos struktūra, tinklo įrenginių konfigūracijos ir ar architektūrą jūs turėsite per naują užpildyti ir pateikti deklaraciją. Tai tokie yra pagrindiniai reikalavimai. Taip. Ir dabar prieiname mes prie to rašto. Turbūt dalis galbūt tą raštą esat gavę, tai yra ESO raštas, kuris numato, kad pagal įstatymo reikalavimus jūs privalote iki gegužės 31 dienos atlikti kibernetinio saugumo auditą, tai yra gauti ataskaitą, užpildyti deklaraciją ir kartu su saugumo atitikties deklaracija ir kibernetinio saugumo audito ataskaita įkelti dokumentus į ESO atitinkamai tam tikrą nuorodą. Deklaracija nėra patvirtinta, deklaracija yra pastovi, jinai ten aiškiai yra, kas galbūt iš praktinės pusės yra tam tikrų ypatumų, ką mes pasidėjom, kad kai kurie reikalavimai šiek tiek skiriasi nuo deklaracijų numatytų tam tikros atitikties, tai būkite labai atidūs, kai pildysite deklaraciją, kad kažko tai nepraleist. Nes pateikus deklaraciją yra du galimi variantai. Vienas, jūs deklaruojate, kad jūs atitinkat pilnai reikalavimus ir pridedat kibernetinio saugumo audito ataskaitą, kur patvirtina, kad tie reikalavimai yra atitinka.
Ir antras variantas, dar bendraujant su ESO, gali būti išimčių ir numato išimtis, kad gali būti išimčių ir supranta, kad naudotojai gali neturėti artimiausių metų galimybės pilnai pašalinti tam tikras saugumo spragas ar įgyvendinti pilna apimtimi reikalavimų. Tai gali būti atitikties deklaracija teikiama su tam tikromis išimtimis. Bet kad teikti išimtis, jūs tada turite labai aiškiai pateikti priemonių planą, ką jūs darysite artimiausių metų ir kaip jūs valdysite atitinkamas rizikas. Tai va čia lygiai taip pat, kur buvo jūsų klausimai dėl, jeigu reikia offline režimo, nėra galimybės daryti viską offline, kaip vis dėlto dabar yra atliekama, kad yra VPN, sakykime, saugus tuneliai ir panašiai, bet jūs keičiate infrastruktūrą įrangą ir artimiausių metų galbūt turėsite tam tikrą offline režimą. Lygiai tas pats su tam tikram ugnesiniam ir kitais komponentais, kuriems yra keliami atitinkami reikalavimai. ESO Litgridas gavęs deklaraciją su tam tikromis išimtimis, jie greičiausiai samdys išorės ekspertus ir išorės ekspertai tada priiminės sprendimą, ar su tom išimtimis gali naudotojas būti tinkle ir ar tai nesukels tam tikros rizikos bendrai tinklui. Ir tokiu atveju, jeigu jie priimtų sprendimą, kad tokios išimtis nėra galimos, operatoriai jūsų reikalaus išimtis panaikinti arba tas saugumo spragas panaikinti per atitinkamą tam tikrą laikotarpį. Ir nepamirškite dar vieno dalyko, kad ESO ir Litgridas lygiai taip pat pasilieka teisę samdyti išorės auditorius ir tikrinti nepriklausomai bet kada reikalauti iš jūsų pateikti dokumentus ir atlikti tokius pat kibernetinio saugumo auditus. Tai reiškia, tai, ką jūs deklaruojate, jūs turite 100% būti įsitikinę, kad jūsų informacija yra objektyvi ir atitinka tikrovę. Taigi, 2 etapai. Pirmas etapas yra pasirinkimas auditui ir antras yra auditavimas. Ir šiek tiek juos aptarsiu. Dabar, kai tas laikas yra labai ribotas, tai tie etapai tipiškai jie vienas su kitu yra, kaip sakykime, susiję. Ir kartais mes turime klientų, kuriems paslaugas teikiame vienu vieninteliu, sakykime, etapu, kai yra vykdomas ir pasirengimas, ir auditavimas. Bet esminis skirtumas tarp to, kad audito metu mes turime ateiti, nustatyti ir patikrinti, įsitikinti, kad jūs atitinkat reikalavimus, tai yra nuskanuoti ir padaryti nuotrauką. Ir jeigu jūs jau netitinkant tam tikrų reikalavimų, sakytume, tai jau yra atitinkama jūsų tam tikra problema. Todėl pasirengimas ir auditavimas yra 2 skirtingi etapai. Tai pasirengimas visų pirma, nuo ko prasideda. Tai kaip tas reikalavimus yra numatyta, kad jūs turite paskirti atsakingą asmenį, kuris užtikrina kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą, stebėseną, spragų, operatyviam kibernetiniam incidentui šalinimą ir taip toliau. Tipiškai, kas yra susidūręs su kibernetinio pasaulinė praktika, žino, kad ta pozicija dažniausiai būna arba kibernetinio saugumo vadovas, arba ta vadinama CISO, ir vėl jūs galite turėti tiek viduje, tiek samdyti iš išorės. Taip pat lygiai grečiai reiktų pagalvoti dėl tų asmenų, kurie užtikrins žurnalinių įrašų valdymą, nes iš PETOS reikalavimų yra keliami, kad visi žurnaliniai įrašai turi būti valdomi, tai yra renkami, saugomi ir jeigu turit galimybę, net analizuojami. Tai didžiosios įmonės, kurios valdo didelius, sakykime, parkus, jos iš tiesų galvoja net apie tam tikrus sprendimus arba tam tikras paslaugos, kurios vadinasi kaip saugumo operacijų centro paslaugos, kurios analizuoja žurnalinius įrašus, stebi realių laikų ir praneša apie tai, ar yra įvykęs kažkoks tai incidentas, ar yra bandoma įsibrauti į tam tikrą tinklą, į valdymo įrenginius ir panašiai. Kitas etapas yra, beta reikalavimų, sakyčiau, yra tokia padrika visuma tam tikrų reikalavimų. Taip, lyginant su kokiu kibernetinio saugumo įstatymu, ten labai aiškiai poįstatyminiam teisės aktai yra sudėta į tam tikrus blokus. Tai yra prieigų valdymas, programinės įrangos atnaujinimas valdymas, tada pakeitimų valdymas, turto valdymas ir taip toliau. Iš PETA reikalavimų to nesimato ir tada labai sunku suprasti, kaip, pavyzdžiui, turi būti kontroliuojamos ir valdomos prieigos, kaip turi būti dokumentuojami tam tikri pakeitimai, ar užtenka vien žurnalinių įrašų, ar reikia tam tikro proceso, kur galiausiai turi atsispindėti tas pats valdymo sistemų įrenginių sąrašas, paslaugų tiekėjų sąrašas ir panašiai. Tai tokia lyg tai atrodo padrika tam tikra reikalavimų visuma.
Kaip mes žvelgiame į tą, mes žvelgiame į tą iš turbūt geriausios pasaulinės praktikos, kaip vis dėlto tie reikalavimai yra įkeliami į atitinkamus vidaus teisės aktus. Tai čia yra mūsų parengtas tipinis tam tikras dokumentų sąrašas, kuriuos mes rengiame tinklo naudotojams ir kuriuos jie pasitvirtina pas save atitinkamai direktoriaus įsakymu ir laikosi atitinkamų reikalavimų. Ir ta kiekviena tvarka po savim turi tam tikrą priedą arba kažkokį tai įrankį, kurio pagalba yra apskaitoma, registruojama įvykiai, apskaitoma valdymo sistemų programinė aparatinė įranga, paslaugų tiekėjai ir panašiai ir panašiai. Tai yra pavyzdinis sąrašas, gali būti toks sąrašas, galbūt gali būti ir viena politika tvarka, į kurią yra sukelti atitinkami reikalavimai ir aprašyti procesai, kaip jūs turėtumėte juos įgyvendinti. Tai toliau, mokymams reikalavimai nėra keliami, bet tipiškai mes, kaip kalbam su kolegom, turbūt sudėtinga būtų įgyvendinti vieną ar kitą procesą, jeigu nesuprastum, apie ką yra tas procesas. Tai tipiškai sakom, reikėtų pasidaryti mokymus, pasiorganizuoti, kad darbuotojams įvardinti, kokios yra atsakomybės funkcijos, kaip veikia procesai, kaip bus prieigos, kaip bus techniniai reikalavimai užtikrinami, kaip bus atliekamas galiausiai tas pats auditas, kaip saugosite dokumentaciją, dokumentuosite ir panašiai. Ir toliau keletą tokių esminių reikalavimų, tai prisimenat, minėjau, kad nežiūrinti tai, kad jūs atliksite kibernetinio saugumo auditą ir užpildysite deklaraciją, atiduosite, operatorius arba jo pasamdyti paslaugų teikėjai gali reikalauti, jūs per 5 darbo dienas privalote pateikti atitinkamus dokumentus. Tai pirma prasideda naudojamos elektros energijos gamybos, kaupimo ir įrenginių valdymo sistemų komponentų sąrašas, programinės, aparatinės įrangos, tinklo įrangos ir taip toliau, tos pačios ugnesinės matysim sąrašas ir taip toliau. Jūs turite turėti tą sąrašą ir jis turi būti nuolatos atnaujinamas. Tai nusipirko tam tikrą naują programinę įrangą ar aparatinę, jūs turite tą sąrašą pasipildyti. Tai turite pasirengti. Antras dalykas, jau kalbėti apie ugnesinės. Turite turėti ugnesinių sąrašą, gamintojai, naudojimų licenzijų pavadinimus ir taip toliau. Trečias dalykas jau minėta, turite turėti ir pareikalavus pateikti valdymo sistemų komponentų gamintojų, tiekėjų ir priežiūros paslaugas teikiančių paslaugų tiekėjų sąrašą, kuriame turi būti, kur įmonė yra registruota, kur įmonė užsiema pagrindinė veikla ir jeigu dar žiūrėti iš reikalavimų, tai net yra numatyta įmonę kontroliuojančių fizinių asmenų gyvenamąją ir registruotą vietą, kas yra labai sudėtingai įgyvendinama ir turbūt šičia ir bus didžiausias klaustukas, kaip bus galima gauti iš gamintojo ar tiekėjo ar paslaugų tiekėjo jo kontroliuojančių asmenų sąrašą. Čia atsiranda labai didelis due diligence, bet tokie yra numatyti reikalavimai. Skirtumai tarp to suprantat, kad gali būti kinietiška įranga, atstovai yra europiečiai, priežiūrą užtikrina europiečiai. Ir gali būti atvirkštinis variantas. Vokiečių gamintojas, priežiūra arba atstovas yra, sakykime, kokia Kinijos ar kita įmonė ir priežiūros paslaugų tiekėjas irgi yra, pavyzdžiui, koks baltarusas programeris, kuris prisijungia ir jums užtikrina tam tikrą valdymą, jis gyvena ir jo gyvenamoji vieta yra Baltarusijos Respublikoje. Taip pat turite turėti asmenų turinčių nuolatinę fizinę ir nuotolinę prieigą. Tai reiškia administratorių sąrašus, kurie turi prieigas, nesvarbu, ar tai yra su VPN naudojama, ar jie fiziškai atvažiuoja ir taip toliau. Ir tų, kurie fiziškai atvažiuoja ir turi galimybę patekti prie valdymo įrenginių, prie patalpų ir taip toliau sąrašą. Kas toliau matome? Tinklų naudotojas iki prieigos suteikimo privalo raštu supažindinti visus, kurie turi prieigas apie tai, kad jie susipažino su energetikos įstatymo reikalavimas. Tai mes vadinam rašytiniai pasižadėjimai arba konfidencialumo pasižadėjimai, gaunami iš kiekvieno vartotojo, kuris turi prieigas. Ir kaip matote, apačioje yra parašyta, kad prie kiekvienos tvarkos yra atitinkamai tam tikras priedas, kurį mes rengiame tam, kad būtų galima užpildyti. Tai trečiųjų šalių valdymo tvarkos priedas yra visų tiekėjų sąrašas, turto valdymo priedas yra naudojamas valdymo sistemų sąrašas,
Tada mes turime prieigų valdymo tvarkos priedas administratorių turinčių prieigas prie valdymų sistemų sąrašas, tada fizinė saugoje yra leidimų žurnalas ir taip toliau, konfidencialumo pasižadėjimas yra prieigų valdymo irgi atitinkama dalis. Ir dar vieną matome, kad valdymo sistemų žurnalinius įrašus, komunikacijas ir taip toliau jūs turite turėti žurnalinius įrašus iki paskutinio valdymo sistemos kibernetinio saugumo audito. Tai čia irgi yra žurnalinių įrašų valdymo procesas, kur yra numatyta, kaip turi būti užtikrinami žurnalinių įrašų rinkimas ir saugojimas. Ir dabar prisimenat, sakiau, kad yra tam tikros sąlygos, tokiu atveju, jeigu jūs turite kinietišką įrangą, jeigu jūs turite paslaugų teikėjus ir taip toliau, atsiranda papildomi rizikos valdymo tam tikri komponentai. Tai va ten yra atsiranda reikalavimai arba offline, arba kad valdymo sistemos veiktų be gamintojų ir paslaugų teikėjų, kurie yra nepageidaujamose šalyse įsitraukimo. Ir tada jums atsiranda papildomi reikalavimai atlikti tam tikrus rizikos vertinimus, jį turite atlikti taip pat kartu su deklaracija ir kibernetinio saugumo audito ataskaita pateikti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. Ir kiekvienais metais jūs turėsite atnaujinti tos rizikos vertinimus. Tai viena iš mūsų rengiamų tvarkų politikų tipiškai yra rizikų valdymo tvarka, kurioje aprašyta metodika, kaip atliekamas rizikų vertinimas ir tada pagal tam tikrą rizikų klasifikatorių grėsmės yra įvertinamos tos rizikos ir numatomos tam tikros kontrolės priemonės. Tipiškai kontrolės priemonės yra susijusios su to, kaip užtikrinsite paslaugų teikėjų, kurie turi prieigas nuotolinės arba, sakykime, fizinės prie valdymo įrenginių prieigų valdymą, kaip užtikrinsite programinės įrangos įkeliamos į valdymo sistemos saugumo vertinimus ir taip toliau. Dalį tų priemonių yra numatyta jau pačioje PETA reikalavimuose, dalį tipiškai yra atliekama arba teikiama kartu su rekomendacijomis, kaip turi būti valdomos atitinkamos rizikos. Ir pats auditas, jeigu jūs patys savarankiškai esat pasirengę, o čia matau yra dalyvių tie, kurie vieni turi ir kibernetinio saugumo įstatymo subjektai turi atitinkamas tvarkas, politikas, kiti turi įsidiegę 27001 standartą. Tai tipiškai jų pareiga yra peržiūrėti, ar tos politika, tvarkos ir kiti dokumentai vidaus yra juose numatyti atitinkami reikalavimai ir jų pagrindu ar turite pasirengę visus sąrašus ir įgyvendinat visus reikalavimus, kurie yra numatyti. Ir kaip sakau, kibernetinio saugumo auditas tokiu atveju yra tik tai patikrinimas, ar jūs pilnai atitinka tos reikalavimus. Ir tipiškai kibernetinio saugumo mes auditą vadinam iš tokių dviejų dalių. Tai yra technologinis vertinimas ir procesinis atitikties vertinimas. Tai ką technologinio vertinimo metu mes žiūrime, tai tipiškai yra identifikuojama saugumo spragos, kitais žodžiais tariant, tai yra skanuojama programinė įranga, galbūt netgi tam tikra skadinė sistema. Šiandien gavau klausimą, ar privaloma turi būti skanuojama visa skadinė sistema. Įstatymas arba PETA taisyklės nenumato, kad turi būti visa skadinė sistema, bet turbūt pagrindinis dalykas yra nustatyti, ar yra tam tikrų saugumo spragų ar ne. Saugumo spragos gali būti ugnesinės blogi nustatymai, atidaryti portai, neįveiklinti tam tikri funkcionalumai, gali būti neatnaujinta programinė įranga, gali būti nesaugi, nepalaikoma ir kita programinė įranga. Tai skanavimo metu būtent ir yra tikslas nustatyti, ar, sakykime, yra tinkami nustatymai, ar programinė įranga yra saugi, ar yra atnaujinta. Ir tipiškai dar technologinė dalis yra ir fizinis apsilankymas vietose, kur įsitikinama, ar atitinka tam tikrus technologinius parametrus. Taip, tai yra deaktyvuotos, nenaudojamas tam tikros valdymo sistemos komponentai, sakykime, yra fizinė prieiga užtikrinama, kad ne bet kas galėtų patekti ir panašiai ir panašiai. Ir dar turbūt esminis dalykas, kas yra pačioje parašyta, kad jeigu skanavimo metu nustatomos saugumo spragos, jos turi būti pašalintos ir tokiu atveju jūs tada turėsite prašyti, kad auditorija ateitų ir pakartotinai tai vertintų. Ir tipiškai dabar, kaip sakau, viskas yra sudėta į vieną krūvą, tai netgi mes rekomenduojam, kad iš karto susitarti, kad praskanavo, nustatė saugumo spragas, pateikė jums rekomendacijos, jūs jas susitvarkėte ir tada praskanuoja dar kartą tas vietas, kur buvo saugumo spragos. Ir jūs tada gaunate audito ataskaitą, kur yra parašyta, kad visos saugumo spragos yra pašalintos.
Ir čia va šiek tiek biškė apie tą technologinę dalį dėl tos fizinio patikrinimo, tai kaip sakau, turi būti deaktyvuota, uždrausta tiesiogiai pasiekti iš interneto resursų ir panašiai, čia yra technologinės dalies vertinimas. Ir paskutinė dalis yra atitikties vertinimas, kaip mes sakom, procesinė, tai čia mes turim pažiūrėti, ar yra paskirtas atitinkamas asmuo, ar procesai yra dokumentuojami, ar jie yra valdomi, ar laiku yra atnaujinama programinė įranga, ar yra pakeitimai valdomi, ar turto sąrašas yra atnaujinamas, ar tie patys slaptažodžiai yra nustatyti atitinkami reikalavimai, kurie yra keliami petos reikalavimai ir kitos veiklos. Tai atlikus kibernetinio saugumo auditą yra pateikiama audito ataskaita. Kartu su audito ataskaita jūs turite reikalauti, kad būtų pateiktas auditoriaus kvalifikaciją atitinkantis dokumentai, tai yra sertifikatas ir kiti dalykai. Ir tipiškai ties deklaraciją galite patys užpildyti audito ataskaitos pagalba arba prašyti, kad tie patys konsultantai ir auditoriai jūs užpildytų. Ir tokiu atveju atitikties deklaracija yra pasirašoma, kaip aš sakau, įmonės vadovo ir kartu su audito ataskaita pateikiama į ESO nustatytą atitinkamą kanalą. Tai va, toks būtų trumpas pristatymas, tai jeigu dar yra noro, galite užduoti atitinkamus klausimus, aš pasistengsiu į sureaguoti. Jeigu kas jūs galite parašyti į chatą, mes į kiekvieną klausimą detaliai galėsim atsakyti, pateikdami tam tikras nuorodas į teisės aktus, rekomendacijas ir panašiai. Ir jeigu kažkas tai turite tam tikrų klausimų jau grinai iš architektūros, iš sprendimų ir taip toliau, tai tam jau reikėtų pasidaryti atskirą sesiją, kad tiesiog pasinagrinėti jūsų situaciją ir pateikti galimo jums įgyvendinimo planą, kad jūs pilnai tenkintumėt petos reikalavimus ir atitinkamai galėtumėt pateikti deklaraciją kartu su kibernetinio saugumo audito ataskaita. Tik nepaantrinsiu, dar sykį pasikartosiu, kad 2 dokumentai turi būti pateikiami: audito ataskaita ir atitikties deklaracija.